viso tualetinio popieriaus rinkos. Tuo sunkiu ekonominiu laikotarpiu mes sugebėjom, nors rinkos ir šiek tiek mažėjo tualetinio popieriaus, bet mes sugebėjom nuo 19% Baltijos šalių rinkos užimti 26%. Kiek reikia parduoti ritinėlių, kad direktorius gautų mėnesio algą? Vienas klausimas. Ir antras klausimas, kadangi čia premium segmentas, tai ar šitas popierius tinka gydymui? Kaip žinot, viena tokia ponė net prezidentus gydė tualetiniu popierium. Tinka. Gydymui tinka. Gydymui tinka, tai yra aukščiausios klasės produktas, gaminamas iš pirminio plaušo, tai yra iš celiuliozės. O kad gauti direktorių algą, manau, užtenka mašina, kad padirbtų vieną parą nepilną. Ir jau galėtų gauti direktorius gerą algą. Nes per parą mes galim pagaminti tokio produkto apie 300 000 ritinėlių. Kodėl jūs pristatote būtent šitą produktą? Kodėl jūs manote, kad iš visų jūsų gaminių jisai yra verčiausias dalyvauti šitam konkurse? Pirma, dėl to, kad tai yra visiškai naujas produktas, kaip ir kalbėjo direktorius. Ir mes pirmą kartą iš vis pristatom ir Lietuvoje produktas, kuris skirtas premium segmentui. Nes anksčiau mes neturėjom tokių galimybių, nes jis yra 3 sluoksnių. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, sluoksniai yra tarpusavyje suklijuoti. Ar galima, pavyzdžiui, nuotrauką atspausti? Taip, bet jinai galima atspausti tą nuotrauką, bet jinai kartosis ir kartosis, nes tas įspaudų velenas jis yra apvalus, nėra didelis. Tokį nemylimą, kokį kaimyną turime, gal visai neblogai tokį vietoj panaudoti. Aš klausimą gal turiu ir man labai patiko jūsų pasakymas. Tai draugiškai aplinkai gamyba. Kur čia tas mūsų draugiškumas yra? Draugiškai aplinkai gamyba, tai yra tai, kad, sakykime, jis neteršia aplinkos. Netgi jeigu išmestas ir kažkurioj tai vietoj, kur, sakykime, žalia gamta, jis be abejo suyra per labai trumpą laiką. O jeigu žiūrėt gamybą bendrai, tai, sakykime, akcinė bendrovė Grigiškės labai daug surenka makulatūros, kuri taip pat švarina gamtą ir gamina tualetinį popierių. Kodėl orchidėja? Sakyk, kodėl. Tai yra augalinis motyvas, tai yra arčiau prie gamtos ir mums reikėjo sukurti, tai yra prabangų, tarkim, tą tualetinį popierių premium segmentui, tai jau tada atsirado jau orchidėjos pavadinimas, kad būtų visi elementai būtų harmoningai surišti tarpusavį. Todėl yra orchidėja. Dėkoju už išsamius atsakymus. Manau, komisija jau spėjo susidaryti savo nuomonę apie šitą produktą. Tai jeigu pasiruošę, tai prašom vertinti. Pone Tomai, kaip jūs vertinate produktą pagal jo ekonominę vertę? Akivaizdu, kad rodikliai yra įspūdingi, tai bet aš nežinau, ar jau išdrįst rašyti 20-uką, ar apsiribot, pavyzdžiui, 15. Tai aš apsisaugodamas parašysiu 15, bet turėsiu galvoje, kad jeigu niekas įspūdingiau nepasirodys, tai daugiau ir nerašysiu. Produkto išskirtinumas visgi, manau, kad jis, nepaisant to, kad jis išskirtinis jūsų šeimoje produktų, konkurentai turi nemažiau gražiai atrodančius premium produktus. Ir čia reiktų pagalvoti ir apie pačią tarpakuotę pagalvoti. Ir aš nežinau jo komunikacijos per daug, tai negaliu komentuoti, bet tai aš rašyčiau 10-uką dėl to. Pone Zita, kaip jums atrodo? Aš dosnesnė. Šiuo atveju aš abiems rašau po 15. Pone Rimvydai? Kadangi popierius yra ir gydomasis, tai dėl ekonominės vertės apskritai nėra ko abejoti, įmonės rodikliai rodo 17. O kadangi ir gydomasis, tai išskirtinumas 10. Pone Jauniau? Kadangi rodikliai yra tikrai išties įspūdingi ir mane džiugina faktas, kad įmonė randa rinkas už Lietuvos ribų, kas yra labai aktualu šiandien, tai aš vertinčiau ekonominę vertę 18 balų vertę, o produktų išskirtinumas 15. Dėkoju, ponia Aiste.
Na, aš drąsiai galiu pasakyti, kad mūsų šeima naudoja šį tualetinį popierių. Va, ir aš vertinčiau 20-20. Puiku. Ačiū labai. Susumavus komisijos balus, komisija Grigiškių produktą vertina pagal ekonominę vertę 85 balais, pagal produkto išskirtinumą 70 balų. Norėčiau pasakyti, kad turbūt vyram buvo pakankamai sunku vertinti, nes pagal mūsų rinkos tyrimo duomenis tualetinį popierių renka moterys. Ir jeigu kiek mes stebėjom, vyrai turi užrašiuką, ką nupirkti. Priėjo, paėmė iš lentynos ir tai renkasi moterys. Tai moterys ir geriau vertina. Kitą savaitę pristatysime dar vieną produktą pagamintą Lietuvoje. Taip pat noriu pakviesti visas įmonės registruoti savo gaminius interneto portale elrytas.lt. Ten rasite anketą. Registruotis nieko nekainuoja. O žiūrovus noriu pakviesti aktyviai balsuoti už jiems patikusį gaminį. Ta padaryti galite interneto portale elrytas.lt. Jau pasirašyta 12 iš 14 planuojamų sutarčių dėl investicijų Klaipėdos jūrinėme, Kauno Santakos ir Nemuno bei Vilniaus Santaros ir Saulėtekio slėniuose. Iš ES fondų numatoma skirti daugiau nei 1,5 milijardo litų. 831 milijonas litų bus skirtas infrastruktūrai atnaujinti bei moderniai moksliniai įrangai pirkti. Daugiau nei 0,5 milijardo moksliniams tyrimams bei slėniuose dirbančių mokslininkų bei tyrėjų kompetencijos kėlimui. 132 milijonai slėnių projektams. Klaipėdos jūrinėme slėnyje darbai dar tik planuojami. Klaipėdos universiteto miestelėje bus pastatytas naujas laboratorijų pastatas. Kaune, Santakos slėnyje kuriamas nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras bei naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras. Vilniuje Santaros slėnyje bus kuriami saulės elementai. Įsikurs Europos mokslinių tyrimų, technologijų, paslaugų ir produktų plėtros centras. Ketinama atidaryti aukštųjų medicinos technologijų centrą. Jau šiandien Visorių informacinių technologijų parke esančiose įmonėse dirba apie 700 informacinių technologijų specialistų. Slėniuose įsikūrusios įmonės gali pretenduoti į 2007-2013 metų ES fondų lėšas, skirtas infrastruktūrai ir inovacijų plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui. Tyrėjai ir mokslininkai gali prašyti paramos moksliniams tyrimams ir kompetencijai kelti. Šiandien tiek, po savaitės ir vėl kviečiame žiūrėti apie tai, kas pagaminta Lietuvoje. Iki.